Paprastai implantacija visa yra dalinama į tokias dvi didelės dalis. Tai yra chirurginis, reiškiasi, etapas, kurio metu yra įsodinamas implantas, tai yra panardinamas į kaulą, reiškiasi, užsukama gijimo galvutė ir šitoje vietoje, jeigu reikalinga, yra priauginamas dirbtinis kaulas, kuris dažnai pacientams yra didžiulis baubas, nes viskas čia neaišku, kaip čia gali būti, kokį čia tą kaulą man įdės. Reiškiasi, tai vėlgi aš turiu šitoje vietoje tokį paprastą pacientam paaiškinimą, kuris juos labai nuramina ir jiem labai paprastai atrodo, ir ypač moterims. Ir antra dalis tokia yra, reiškiasi, protezavimo dalis, kada implantas yra pilnai, liaudiškai pasakysiu, priaugęs, įsitvirtinęs kaulę. Tada gydytojas protezistas, tai jau yra antras komandos narys, arba dar kitaip pervertus pirmas, kuris organizuoja visą gydymą, reiškia, atstato tą dantį ir žiūri, kad būtų atstatyta funkcija. Nes iš esmės šitų dviejų dalių paprastai būna taip, kad pacientas patenka pas protezistą, yra suplanuojamas gydymas, yra aptariami įvairūs variantai ir tada, reiškia, sutarus su pacientu, pacientas aktyviai dalyvauja gydyme ir sprendžiant, kas bus daroma, imamasi, reiškiasi, viso organizavimo. Kaip pacientas atrodys tarp to etapo, kada yra įdėti implantai įsukti, iki protezavimo, kokie bus pagaminti laikini vainikėliai, ar visus dantis, jeigu yra toks poreikis ateityje numatomas dėl gydymo, reiškia, ištraukti dabar ar paskui. Kitaip tariant, tai yra visa ta eilė darbų yra tiesiog sustatoma, sustyguojama labai individualiai kiekvienam.